Atsakymas, kodėl mes turime pačių kortelių, kodėl atitimo priimame labai žinai. Nes finansiškai kaip įmonėje tai nelabai apsimoka, nes tu tiesiog neišeina uždirbti. Bet vėl, išsimokinti ir kažką paleisti produktą Žalgirio arenoje ar O2 arenoje, įsivaizduojame, kaip kaštas skiriasi. Žodžiu, startuoliai turi surasti balansą, nes pagal tą pačią knygą startupas, man sakė, tu turi pažinti rinką, rinkos skirtingos yra, įpročiai skirtingi, lygis skirtingas ir tu turi realiai atspėti realiai, ko nori ir vartotojai, tavo rinką, ne, ir taip toliau. Tai va čia šitą vietą gautiems startuoliam ir kolegom, kurie nori paleisti fondą, nepasvarstyti, padiskutuoti su jumis galbūt kaip mentoriais, ar tai idėja verta bandyti Lietuvoje, ar reikės į Londoną, nes tiesiog, tokia idėja reikalauja jau visai kitokios rinkos brandos. Lietuvoje pakankamai mažai ir dar nepribrendus rinka. Vienareikšmiškai, bet toks vietos kur praeisas, ateikit, kalbėkitės vieni su kitais ir validuokit savo idėją, nedarykim užsidarę garažuose ir galvokim, kad ji bus tobula. Tai baisu išgirsti ne, bet aš būčiau norėjęs, kad man būtų labai daug nepasakę, šiek tiek anksčiau negu kad dabar pasakė. Ačiū. Kągi, labai ačiū. Iš tiesų nenorim jūsų labai numanyti, nes dar turbūt tikiuosi pasivyksta pabendrauti mažesnėse grupelėse. Dar vieną kitą paskutinį klausimą iš auditorijos mokomų vaikų. Sveiki, ir vėl klausimas Vaidai. Tai kaip ir jau turi statusą žvaigždės, mes labai dažnai startuoliais jau kalbame tada, kai jie jau sėkmingi. Tai norėtųsi išgirsti ne sėkmės istoriją dabar, o išgirsti gal tiem potencialiems startuoliams, tai ant ko buvote užlipę, atsiprašau, kažkiek kokią mėštų buvote užlipę, kad atkvėjate to keliu. Tai kokius galbūt patarimus duotumėt, ko išvengti arba į ką kreiptis. Mes jau girdėjome, kad prašyti pagalbos, bet yra gal kažkokių tai perliukų, kurios galėtumėt mums papasakoti dabar. Tai aš nevadinčiau mūsų dar sėkmingų startuolių, nes neturim Series A finansavimo, kad jau senokai bandom dirbti. Turit apdovanojimą iš prezidentės, dažnai minėtai. Tai mano mama ir ruošinė labai džiaugiasi, tai šio naudos yra tiek, Londone parodžius irgi jokios šio naudos nėra. Atsiprašau, tai taip yra. Ir teisingai labai pastaba, mes visą laiką kabinamės ant sėkmės istorijų. Čia dabar Vintedas ant bangos, čia TransferGo nevatigavo investiciją ir ypač nedaug dievė tu gavai investiciją, tai tada visi papasakos. Ir kurie labai teisingai skundžiasi, kad taip ir susikuria įvaizdis, kad vienintelis sėkmės faktorius yra didelė investicija. Kai iš tikrųjų nereikia, gal jums užtenka 2-3 žmonių startuolio, kuris sukurs 2 darbo vietas ir jūs kažkokią idėją generuosit ir negi taip labai faina. Kavinė teisme nelabai iš technologijų startuolis, bet 2 savininkai sugalvojo, kad geros kavos vis dar trūksta Lietuvoje ir įkūrė visai kitokį konkurentą tinklams. Ir paragaukit kavą žiauriai skani. O viskas prasidėjo nuo kelionės medaus mėnesio, jeigu tiksliai žinau istoriją. Tai mes kartais irgi per daug savo užhaipinam tuo sėkme, nes statistika rodo 90% iš jūsų, ką pradėsit, nepavyks. Tiesiog susitaikyti. Tai šiaip, aš manau, mums dar nepavyko, tai aš dar labai kankinuosi ir stengiuosi pavyko. O nesėkmė yra daug, čia atskira tema, galim daryti kitą susitikimą su Vaidu. Vaidas uždarysim hashtagą. Bet nežinau, nuo ko pradėti turbūt. Lietuvoje tiek daug įmonių, kurios vadinam startuoliai, bet nei viena, ten išskyrus tas 5, kur ant rankų skaičiuom neiššovė, tai galim su kiekvieną kalbėti. Mūsų asmeniškai mes labai daug klaidų pridarėm nuo pirmos idėjos, kad sujungsim bankus ir jie leis mums prisijungti prie klientų sąskaitų. Panaudojant tiesioginį debetų funkciją, techniškai, apeinant šiek tiek būtų galima technologiškai tai padaryti. Visi bankai sakė, jūs ką vaikai svaikstat. Su PSD2 direktyva, kas domisi mokėjimais, kurių 17 metų pabaigoje, bankai privalės leisti tokioms įmonėms kaip mes, kaip Startango, bet kam jūs galite sukurti įmonę, nuo 2017 metų pabaigos jūs turite 2 galimybės. Vieną, prieiti prie kliento sąskaitos su jo leidimu, tai pavyzdžiui, daryti biudžeto ataskaitas, sujungti 5 bankų sąskaitą vieną appsą, tokius dalykus. Antras dalykas, daryti pavedimus iš sąskaitos.
Tai kaip mums dabar reiktų prieiti prie jūsų skaitos, kad jūs darote mums kvietimą ir mes galime už jūs daryti tos pavedimus. Tai va, tai, ką mes svaikom prieš 2 metus, po 2 metų bus įteisinti ES direktyvos. Mes klausim, ar Lietuvos bankai tos API dokumentacijas pateiks 17 metų gruodžio 21 dieną, kai buvo susepa, tačiau kitas maksas. Tai nepavykusi idėja, daug vertikalių, tarkim mūsų atveju išbandymų, nepavyksta. Nei vienas iš jūsų neperka bilieto nuo Galapagų plakato, kaip ir jau pamato to, Galapagų festivalis, nori bilieto, ištraukia telefoną, nusiperka. Vis tiek pagalvoja, grįšiu namo, prisijungsiu ir panašiai. Tai visiškai neveikiantis scenarius, kuris atrodė veikia. Bet kai Žalgirio Arenai pasiūlė žmonėms, kad nestovėkite eilėje, galite nusipirkti alų iš bet kur telefonu, gausit SMS, kai įsipildas ir pagriebsit pasiim, o pradėjau važiuoti kažkas. Tai 15% buvo pasiekti jų krepšinio varžybų apyvartos. Tai faina, kad kažką renti, tai čia nesėkmingų. Galim pasilikti po to, galiu pasakoti iki vakaro. Tai dabar mums reikia dar vieną klausimą, apie kokias nors sėkmes. Nesėkmėm negalime pabaigti. Prašau, pakartokit klausimą, bet kitaip. Ne, aš norėčiau klausimą. Tai jeigu kalbėjom apie UK, kaip išėjote, galbūt žiūrite į Ameriką, ar kokie kiti planai? Čia dar viena pamoka, kurią žiauriai išmokau ir labai sunku ypač tarpusavyje susitarti ir ypač kai su kolegos yra pardavėjai rinkti. Dramblį reikia valgyti mažais kąsneliais. Jeigu mes šiandien, turėdami šitiek pinigų, kurių turim labai mažai, ir dar pradėsim galvoti apie kitas rinkas, tai viena kelionė į Londoną, į nors overseas ir atgal, atims 3 dienas, kurios yra žiauriai brangios. Tai mes išmokom, kad fokusas yra esminis dalykas. Mes net ne Londone visas vertikalės susirinkom 3 vertikalės, iš kurių fokusuojamės į vieną ir ją bandom būti geriausi vienoje rinkoje, paskui plėstis. Tai tarkim, mes investuotojai klausia, kaip planai, sakau, su šitą investiciją mūsų tikslas būti geriausiais Londone vienoje šiauroje vertikalėje, jos potencialas yra toks. Po to mes darom sprendimus, plečiam vertikalės, plečiam geografiją, bet šiandien tai daryti yra labai, manyčiau, nelogiška. Iš kitos pusės, independence visą laiką turi būti atidaręs akis ir žiūrėti, kas vyksta aplinkui, nes tu, jeigu neteisingą kelią pasirinkai, tai jis ten ir baigsis. Tai kaip surasti tą balansą, aš mokinuosi, bet esmė yra fokusuokitės ir tik kažkiek laiko skirkit kažkur pasižiūrėjimą aplinkui, pasibandymą pasižiūrėjimą. To negalima užmiršti, bet tai negali tapti kasdienė veikla, nes tiesiog švaistysit pinigus visus laiką. Gal šitoj vietoj mes ir baigime. Ačiū labai visiems už klausimus ir už aktyvų dalyvavimą savo buvimu čia. Aš manau, kad buvo tema naudinga. Vaidas baigė fokusavimus. Aš manau, tikrai mums reikia fokusuotis į tai, ką darome šiandien. Ir atsakant, kas turi normalų darbą šiandieną, pakilo tikrai daug rankų, į tą reikia fokusuotis. Bet dėmesio šiek tiek palikti bootstrapingui, kad iš tikrųjų nepersipasuoti į kasdienius dalykus mes tikrai turime palikti. O mes iš savo pasiruoštų Next Ventures su partneriais, su Barclays pasidedam, kad tikrai šitą tradiciją tęsime ir kviesti kiekvieną paskutinį mėnesio antradienį Founders Day, kur jūsų pasiūlytos temos bus nagrinėjamos. Jūs turėsite galimybę užduoti klausimus. Kas svarbiausia? Greitai išsivestyti. Paragauti tos skanios Vaido reklamuotos. Telefonu vadinasi reikia. Parsisiunti VioPay programėlę, paspaudžiant Choose Location viršutinėje kavinėje ir užsisakot. Pirma kava nemoka. Tikrai. Jūs gausit žinutę, kai jinai paruošta, jūs galite čia kalbėti, o nelaukti dar eilėje. Tai ką, ačiū visiems, kviečiu kavos.